nors žinau, kad planuota iki 15:10 pabaigti, bet kadangi šiek tiek vėluojam, tai suprasiu, tikrai nebandysiu stengtis viską subėgti, kad viską spėt. Suprasim, jeigu susiplanavot laiką tiksliai ir išeisite, jeigu reikės, tai žinoma, išeikite. O aš tada bandysiu šiek tiek gal trumpiau negu norėjau apie socialinę inžineriją papasakoti, ne? Tai nuo ko norėčiau. Povilai, užsimutinai netyčia. Dabar gerai, ne? Gerai, tai nuo ko norėčiau pradėti, aišku, tai nuo apibrėžimo reikėtų pradėti ir ką atradau, ne, tai kad dažnai mes šitoje aplinkoje, būdami kibernetinio saugumo aplinkoje, susidurėm su ne visai bendru apibrėžimu. Tai socialinė inžinerija kaip fenomenas nėra kažkas naujo, nėra atsiradęs su technologijomis atsiradusiomis pasaulyje, nors dažnai mes tai traktuojam kaip kažkokios tai įsibrovimo į sistemą dalimi. Bet pati socialinė inžinerija tai yra ne veiksmų visuma, kuris siekiama paveikti asmenų elgesį, sprendimus, kad pasiektų kažkokio tai rezultatų. Tai netgi Platonas savo veikale Valstybė jau rašė apie tam tikrą fenomeną, kurį jisai vardino kilnus melas, kurio pagalba elitas galėtų kontroliuoti mases ir savo žmones. Tai tam tikrą prasme tas fenomenas galima būtų traktuoti kaip socialinės inžinerijos jau kažkoks tai atitikmuo būtent tuose laikuose. Ne? Bet aišku, mes esam kibernetinės apsaugos pasaulyje, todėl logiška, kad mūsų apibrėžimas, kurį mes naudojame ir dažniausiai matome, yra būtent toks, kuris minimas Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūroje NISO, ne? Tai yra manipuliuoti žmonėmis, siekiant gauti prieigą prie informacijos arba sistemų. Ne tik Europos Sąjunga taip apibrėžia ir Amerikos organizacijos ir kitos saugumo organizacijos. Pati socialinė inžinerija, aišku, susideda iš keletų dalykų, ne, yra klasifikuojama, tai perbėgime per visas klasifikavimus, juos atpažinti ir suprasti, su kuo susidurime, jeigu susidurime, sakykime taip, gamtoje. Tai pats populiariausias, turbūt ir labiausiai žinomas visiems, tai yra phishingas, ne, vadinamas, tai yra elektroniniai paštai, socialiniai tinklai, tai yra bet koks parašymų būdas, bet toks kanalas, kurio galim parašyti žinutę kažkokią tai ir kažkaip tai bandyti įtakoti žmonės, ne. Tada papildomai prie to pačio eina lygiagrečiai eina spear phishingas. Tai phishingas tai yra masiniu būdu stengiama apgauti, daug žmonių stengiamas apgauti ir siunčiami daug laiškų. Spear phishingas tai yra, kai mes turime phishingų taikinį vieną žmogų. Tai esam padarę namų darbus, esam surinkę informaciją ir būtent į jį taikomis. Dabar tai keli ženklai, kaip atpažinti, kas yra kas. Tai phishingas iš bendraja prasme, tai kai mes šnekame apie laiškus, tuos, kuriuos rašo nusikaltėliai, net apie piktavaliai, kaip Arnoldas mėgsta sakyti, tai kurie siunčia daugumai žmonių tą patį laišką. Tokio atveju niekada nebus asmeninis kreipinys. Bus dear user, dear kažkas, man boomer ar kažkas tokio, bet tiesiog bus ne asmeninis kreipinys. Tai į tą galima iš karto atkreipti dėmesį. Tada neaiškus domenas. Pažiūrėjus iš išorės atrodo žodžiai kaip ir logiški, viskas kaip ir normaliai, bet domenas ne tas turėtų būti. Neturėtų būti net, neturėtų .net būti, neturėtų būti visi žodžiai sumesti į vieną. Kažkokį kelia automatiškai jau neaiškumą vien tas domenas, iš kurio gauname mes tą laišką. Ir dar skubos elementas. Dažniausiai tokiuose laiškuose būna kažkoks tai paskubinimas kažką daryti. Tai iš tuo atveju, tarkim, būtų, jeigu atseit gauname laišką iš Office Security supporto, jog reikia, kažkas bandė prisijungti prie jūsų paskyros, jums reikia būtinai čia paspausti ir suvesti savo duomenis. Na, standartinis variantas. Tai čia yra phishingo variantas, ne, kai siunčiama masiai, o kai jau šnekame apie spear phishingą, tai kai tiksliai yra žinoma žmogus. Tai kaip pavyzdys, ne, čia yra vardinis kreipinys, tai sveika Eglė. Ne kažkokia tai mergina, moteris darbuotoja, kuri jau žino, tavalis žino, kam jisai rašo. Žino, kad tai yra Eglė, jisai padarė savo darbus, jisai žino, kad Eglė yra ta, kuri įmonėje apmoka sąskaitas, dėl to tame laiške yra failas, kurį jisai įvardina kaip prašau apmokėti sąskaitą, kurią aš prisegiau. Ir žinoma, yra tas skubėjimo ir užtikrinimo tonas, patvirtink ir atlik šiandien labai svarbu. Tam, kad kuo mažiau klausimų kiltų. Ir kai viską, ir papildomai dar būna dažnai naudojamas spoofinimas, ne, kai mes, kai pažiūrime į
adresato eilutę, matome, kad laiškas yra ne nuo kažkokio neaiškaus siuntėjo, bet galbūt netgi vardas, kurį mes žinome, galbūt netgi domenas bus iš pirmo žvilgsnio atrodys toks, kokį mums atrodo pažįstamas jisai yra. Ir kai sudedame visus šitos punktus į krūvą, tam žmogui, kuris yra taikinys, gali net nekilti klausimų. Jeigu jis tai daro diena iš dienos, jeigu tai yra darbas, kuris nekelia didelių klausimų, galbūt kažkas kitaip negu visada, bet iš esmės bendras vaizdas yra tas, kad jisai tai daro dažnai, ne? Sekantis yra vishingas ir smishingas, tai ta pati phishingo forma iš anglų kalbos, ne, tik čia naudojam telefoną. Tai pirmiausia, phishing tai yra, kai skambiname telefonu, tai manau daug kas yra gavę skambučius arba iš Microsoft supporto, arba Lietuvoje buvo populiaru kažkada prieš 10 metų ar 15 metų, kai skambindavo ir sakydavo, kad jūs laimėjote kažkokius tai prizus, ten per kelis skambučius jums paskambindavo, išviliodavo iš jūsų kažkokius tai duomenis ir panašiai. Vienas garsiausių atvejų tai yra 70 metais Amerikoje, kai apgavikai paskambino į banką Amerikoje ir apsimetė labai gera, žinoma naftos kompanija, atseit jie buvo jos vadovai ir jie ką sugebėjo padaryti, tai įtikinti banko darbuotojus, kad jie tikrai yra tai, ką sakosi, naudojo terminologiją tinkamą, žinojo sąskaitas, žinojo numerius, ką reikia pasakyti ir banko darbuotojai patikėjo jo autoritetu ir per gana trumpą laiką apie $10 milijonų buvo pavogta būtent tokiu būdu. Kitas smishingas, SMS žinutės, paremtas phishingas, kai rašomas kažkokios tai žinutės ir keli pavyzdžiai, čia vienas kaip pavyzdys gali jums paskambinti atseit iš bankų ir sakyti, kad jūsų sąskaitoje buvo kažkokie tai tartini veiksmai, kas visa retorika, viskas gražiai sudėta, kad jums skambina iš bankų saugaus skyrio, jau jūsų klustate, sunerimstate iš pradžių, pasako, kad kažkokie įtartina veiksmai buvo sąskaitoje, tai irgi yra įmanoma, kad tai galėjo būti, galbūt esate kažkada anksčiau gavęs laišką ir prašo patvirtinti jūsų asmens kodą ir kortelės numerio skaičius. Na čia iš karto automatiškai, šiek tiek kritiškai mąstantis žmogus, iš karto supras, kad niekas niekada neprašys banką jokio asmens kodų. Tai neįmanoma iš tikrųjų. Čia galima iš karto suklusti, ne? Bet tai kažkam veikia, neturi veikti kiekvienam, gali užteks, kad veikia 1% žmonių ir jau apsimokėsite daryti. SMS klausimas dabar labai dažnas momentas yra, kai atsiunčia iš DPD, UPSO ar dar kažko, nes tikrai po koronaviruso įsibėgėjus visus siuntų siuntimas visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, nes sustoja labai daug jų siunčiama ir tikrai būna, kai kažkas nepristato jums siuntinio, man pačiam yra tekę, kad nuvažiavo ne tuo adresu, ir reikėjo aiškintis. Tai reikia sekti informaciją, kad ypač kai žmonės tiek daug sakinėja šiais laikais, kad tu net nežinai, ar tu lauki kažkokio siuntinio, nelauki. Dėl to tokia žinutė yra labai lengva tau pabūti jos taikiniu ir paspausti ant tos nuorodos ir ten jau nueis į tinklapį, kur bet kokia informacija, kurią tu įsivesi, bus jau paviešinama ir nutekinama. Dar keli klasifikavimo būdai, tai pretextingas arba quid pro quo, tai pretextingas tai yra, kai sukuriamas kažkoks tai melagingas scenarijus, dažnas fiziniuose sukčiavimus. Tai kaip pavyzdys būtų, tarkim, prie biuro administratorės prieina kažkoks tai žmogus, kuris atrodo kaip darbininkas, su liemenė, su kažkokiu segtuvu, ir jisai turi istoriją. Jisai pasakoja jums, kaip jisai yra rangovas, kuris turi padaryti kažkokius tai darbus kažkokiam tai aukšte, bet jo leidimas, kuris jisai gavo, neveikia. Prašom jį įleisti. Čia labai geras pavyzdys būtų, jeigu kas nors esate internete, galbūt matė netgi, tuose YouTube šortuose arba Reelsuose, kažkokiuose Instagramuose, yra turinio kūrėjai, kurie pasėmė apsirengę liemene paprasta, tiesiog, kur mes naudojame automobiliuose kažkokiu tai atveju su gedimu ir pasėmė kopėčias metalinės, eidavo per kino teatro vartelius žiūrėti filmų. Ir aišku, galbūt kai kurie neapleido, bet jie labai nemažai rodė, kaip kino darbuotojai net duris atidaro dar palaiko. Nes, logiška, atrodo, neįmanoma kitaip galvoti, žmogus su liemenė, žmogus su kopėčiu eina kažką taisyti. Tai čia toksai būtų variantas, pretextingas, kad žmogus sukuriame gal tą scenarijų. Quid pro quo, siūloma pagalba mainais į informaciją, kaip pavyzdys būtų galima, jog, tarkim, paskambina jums kažkoks tai sukčius, kuris prisistato kaip IT specialistas, galbūt netgi iš jūsų kompanijos, jeigu kompanija pakankamai didelė, kad neįmanoma visų žinoti, ypač jeigu dar numeris, sakykime, skambina, atrodo kaip vidinis numeris, dar jisai jums sako, kad pastebėjom, kad jūsų kompiuteris siunčia daug paklausimų į serverį ir galbūt dėl to jisai yra lėčiau veikia, ar jūs gal
pastebėjote, kad jūsų kompiuteris lėčiau veikia, na, nežinau, turbūt ne vieno ofiso darbuotojo, kuris nepasakytų, taip, mano kompas tikrai lėtai veikia. Ypač jeigu ofiso sistemos apsaugos yra gana stiprios, tai automatiškai tos sistemos dažnai būna, kad šiek tiek sulėtina visus procesus, nes daug ką patikrinti reikia, tai visi norėtų to greitesnio kompiuterio. O čia dar siūlosi, kad tikrai, jeigu matom, kad pastebėjom, kad silpnas, galim padėti. Viską, ką reikia padaryti, žiūrėkite, darykite tą langą ir leiskite mums prisijungti ir mes eikit parūkyti, mes per 10 minučių tvarkysim viską. Tai ir kaip variantas. Paskutinis tailgatingas ir piggybackingas, tai neteisėtas fizinis patekimas. Tai ką tai reiškia, tai kai, sakykime, būna kortelės arba raktai elektroniniai, kuriuos reikia panaudoti įeinant į kažkokią tai patalpas ir panašiai. Įsivaizduokit situaciją, išeina žmonės parūkyti iki mašinos, kažkur grįžta prie ofiso, o ten stovi žmogus be striukės su puodeliu rankoje. Na, atrodo, visi indikatoriai, atrodo, kad jis tikrai ką tik švidaus atėjo. Nu, ir tik sako, plema, pamiršau ant stalo arba mašino ar dar kažkur kortelę, o atskubu į susitikimą, gal gali čia greitai atrakinti. Kitas variantas, nuėjome į bendrą rūkyklą, galbūt ofisas yra ne vieno aukšto. Yra bendra rūkykla, kur keli ofisai sueina į vieną vietą. Rūkykloje kažkas prie jūsų prieina, jūs nelabai pažįstate, bet jis jūs kreipiasi vardu, žino, apie kokius projektus jūs dirbate, žino jūsų galbūt darbdavio vardus ir panašiai. Jis jūs užkalbina, jis įvilioja į pokalbį ir jūs kartu parūkote, kartu einate link ofiso, einate tą patį ofisą, jūs net nepagalvodami atidaro duris ir kartu jūs įeinate. Baitingas, tai yra viliojimas. Nežinau. Povilai, aš uždarysiu. Supratau. Tai kas yra baitingas, tai viliojimas, vienas dažniausių pavyzdžių, tai yra paliktas USB raktas, sakykime, stovėjimo aikštelėje bendroje arba kažkur tai rūkykloje ar dar kažkur, kur, sakykime, kaip pavyzdys, čia duotas, randate prie įėjimo USB raktą, kurio parašyta, kad atlyginimų sąrašas konfidencialu. Na, galbūt kas yra praėję mokymus kažkokius, niekada neįkišto to rakto į kompą, bet kai kas galbūt iš smalsumo norės pažiūrėti, kas čia vyksta, kas čia yra. Na, įkišo ir viskas. Geriausias pavyzdys, kokį aš žinau iš karinės istorijos, tai kad Amerikoje netgi buvo padarytas bandymas įsilaužti į kompą, visi dievagojus, kad neįmanoma patekti į teritoriją ir niekas neprieis prie jokių tinklų, nes tinklai yra gana uždari, viskas saugoma, viskas, ką padarė tie, kurie buvo pasamdyti, įmetė net kelis, man atrodo, raktus per tvorą į aikštelę mašinų ir kažkas pasiėmė tą raktą, nuėjo į ofisą ir įsijungė ir viskas buvo užvaldyta, kas reikėjo užvaldyti, žodžiu, užduotis buvo įvykdyta. Tuomet net galim perėti prie etapų, kaip, nes kiekviena, sakykime taip, socialinės inžinerijos operacija, galima taip vadinti iš tikrųjų, nes kartais jos tikrai operacijos vardu nusipelno, turi tam tikrus etapus. Pirmas etapas tai yra informacijos rinkimas arba tas rekonesas vadinamas. Tai galima galvoti, kad šitas etapas neaktualus tokiem kaip phishingas, kuri siunčiama masė žmonių, kažkas gal užkibs. Šitas etapas svarbus yra, kai mes darom spear phishingą arba kai turime aišku taikinį kitokiam tai klasifikavimui, socialinės inžinerijos operaciją atlikti, bet mes renkam informaciją, ar tai būtų socialiniai tinklai, nes mes visi esame socialiniuose tinkluose, informacijos apie mus yra visur labai daug, jeigu mes jos specialiai nemažinam, netaikome kažkaip, nemažinam ir panašiai. Tada tai padarę turim pasirinkimą, susirinkam informaciją, einam rengtis. Su ta informacija, ką susirinkom, mes galim sugalvoti scenarijus, kas labiausiai būtų aktualu. Kaip aš minėjau pavyzdys, aš prie rūkylos priėjau, pradėjau kalbėti apie projektą, kurį aš darau. Reiškia, akivaizdu, kad mūsų darbuotojas galbūt naujas, galbūt aš nepažįstu, bet jisai žino, apie ką aš dirbu, mes šnekam tą pačią temą. Jeigu ne projektas, galbūt jisai žino apie mano komandos mylimiausius rezultatus praeitos dienos ar už praeitos dienos, mes visi kalbėjom ir panašiai. Tai pagal tai, ką surinkam, padarom informaciją ir pritaikom tam taikiniui, pas kurį einame, kurį bandome apiplėšti arba, sakykime, prieiti per jį. Tada, aišku, pats vykdymas, tai visi šitie paminėti momentai, tai pavyzdžiai, kurie buvo ankstesnėse skaidrėse, tai ir būtų tas pats vykdymas, kas tai vyksta. Tai momentas, kai socialinė inžinerijos ataka tampa aktyvi, kada mes bandom įgyveninti tą patį planą, kurį mes ir sukūrėme. Ar tai būtų žinutė, ar tai būtų laiškas, ar tai būtų gyvas kontaktas ir panašiai. Tada, aišku, kai jau pavyksta apgauti tą auką, kai tas apgavikas perima prie savo tikslo įgyvendinimo, galbūt buvo tikslas įeiti į teritoriją, įėjo į teritoriją su žmogaus kortele, galbūt tikslas buvo, kad įeiti į sistemą, įėjo į sistemą, nes kažkas paspaudė nuorodą,
na, tas veiksmas po tos jau sėkmingos operacijos, sakykim taip, čia etapas, kuomet mes arba informaciją užrakinam, jeigu toks tikslas buvo, arba informaciją pavogiam duomenis kažkokius, tai galbūt sunaikinam kažkokią informaciją, kurią reikėjo sunaikinti. Galbūt mes nedarome nieko, galbūt pasislepiame, pasidarome backdoorą kažkokį tai ir slepiamės ir tiesiog nutylame ilgam laikui, kad niekam nekiltų įtarimų, kad niekas nesuprastų, kaip ir kada, kai buvo papulta į sistemą. Ne? Galbūt ateityje reikės šito prieimo būtent prie šitų sistemų. Na ir pėdsakų slėpimas, jeigu mes norime kuo ilgiau, kad mūsų neaptiktų, mes galime, turėdami prieimą, aišku, po sėkmingo tos operacijos, ištrinti kažkokius tai event logus, tuos vadinamus žurnalinius įrašus, kad kažkokie veiksmai buvo daromi, tada galime galbūt jo siųstus laiškus ištrinti, galbūt mes užėmėme paskyrą ir su tą paskyrą parašėme kažkokius tai laiškus, tuos pačius finansinius kažkokius tai finansinius ataskaitas ir finansinės kažkokias tai čekius, kad apmokėtų ar kažkas tokio, ne. Visą tai ištriname, tikėdamėsi, kad netgi po to, kai incidentas jau įvyks ir rezultatai bus akivaizdus visiems, nieks negalės kuo ilgiau susekti, kaip tai buvo įvykti, ne. Tai slepiam tiesiog savo pėdsakus. Kokie vektoriai kanalai, dažniausiai, ne, čia labai aišku, viskas labai paprasta, nėra daug ir minėti, bet tiesiog priminimui elektroninis paštas pats dažniausias, akivaizdžiausias ir lengviausias, nes jisai turi anonimiškumą. Nereikia šnekėti telefonu kaip antras kanalas, ne, kuris irgi gana dažnas yra. Elektroniniam pašte nereikia šnekėti, parašai laišką anonimiškai. Visi suprantam ir visi žinom, kad gaunam nemažai laiškų šitų socialinės inžinerijos ne iš Lietuvos, iš Indijos, iš Pakistano, kur visi šitie skemerių centrai yra vos nelegalūs darbai, ne. Tai būna nereikia mokėti kalbos, užtenka, kad ChatGPT arba kažkokia kita programa išvers tą, ką nori pasakyti, ką dažnai mes galim pastebėti, kad vertimas būna šiek tiek blogesnis negu realiai žmogus šnekėtų, ne, bet tai yra lengviausias būdas. Telefonas, kaip ir minėjau, fizinė prieiga, kai netyčia įeina į biurą, fizinė prieiga reikia suprasti, kad nebūtinai yra įeiti į biurą. Užtenka galbūt kontaktą gauti. Na, čia jau vos ne šnipų žaidimai prasideda, bet restorane, kavinėje, dar kažkas, kur jūs kasdien einate pietauti, jūs turite kažkokį tai įprotį kasdien eiti į tą pačią kavinę su savo elektroniniam magnetiniam kortelėm ar ant peties, ar ant kaklo, ne, ir ten visą laiką valgot. Žmogus, kuris, jeigu jiem reikia jūsų kaip taikinį ištirti, jisai žino, kad jūs ten einate. Žino, kada jūs ateinate, žinot, kada jūsų nebūna arba būna, kada jūs būna darbe, kada jūs nebūna darbe. Jeigu įmanoma, jeigu jūs patys nesisaugosite, kortelę yra įrankių, kortelę nuskanuoti, kortelę nusikopijuoti ir tiesiog paskui telefonu įeiti į jūsų ofisą ir logai visi žurnaliniai įrašai rodys, kad tai įėjote jūs į ten, o iš tikrųjų įėjo jau kitas žmogus, ne? Tai įmanoma. Socialiniai tinklai, LinkedIn žinutės, Facebook, žodžiu, visi tinklai, kuriuose galima parašyti jums asmeninę žinutę, ar tai postą, arba tai direktą žinutę vadinamą, kur su bandymu kažką tai apgauti, kažką tai pasakyti. Ir ką reikia dar paminėti, ne, kad visos šitos žinutės dažnai bus taip, kad niekas jūsų neprašys pirmą iškart kažką padaryti. Tai gali būti ilgas procesas. Tai gali būti, netgi nenustebkite, kad pirmą žinutę jūs galite gauti, kur jums kažką duoda, jums kažką pasiūlo, jums kažką pasako. Jums kažką, arba galbūt netgi susiklaidina, kad ne ten pataikiau. Nu, dabar tas tobulėja su kiekviena diena iš tikrųjų, tas prieimimo metodai. Tai yra tiesiog fantazijos klausimas, galime taip pasakyti. Jeigu atmesime tą moralinį principą, kartais net galima žavėtis, kaip jie sugeba prieiti prie žmonių. Trečiųjų šalių paslaugos, suklastotos pagalbos tarnybos, sakykime, galite gauti žinutę iš VMI, policijos ar dar kažko, arba skambutis iš policijos, kad jūsų, esu girdėjęs istorijų tikrai, kaip paskambina močiutei policijos pareigūnas, kuris savo, kad turi jos anūką sėdintį kameroje, nes jis padarė avariją nusikaltimą, reikia sumokėti pinigų, kad galėtum paleisti, atvažiuos mano kolega, susirinkti pinigus, tada galėsim paleisti. Nu, kaip pavyzdys. Rizikos tai padarinė organizacijai, na vėlgi, ne kartą tai būtų apšnekėta jau, bet socialinė inžinerija tokia tema, kad niekada nenustosim apie ją šnekėti, tai priminti visą laiką naudinga. Duomenų praradimas, nutekėjimas dažniausiai būna ne pagrindinė žala, kurią gaunate, tokia užtikrinta, galime tai pasakyti, ne? Ar tai būtų užrakinta, ar tai bus pavogta, arba tai bus nutekinta. Visa tai veda į finansinę žalą,
ar tai sustos gamyba, ar tai kažkas kita informacija bus slapta, ar finansiniai kažkokie tai rodikliai bus pavogti, viskas į finansinę žalą veda. Tada teisiniai padariniai, aišku, daro pažeidimai, asmeniniai duomenys, jeigu nuteka automatiškai kažkoks teisinis gali būti pagrindas, problemų gali būti. IT infrastruktūros kompromitavimas, vienas virusas vienam kompe, kuris pajungtas prie 100 kitų kompų tinkle, jau yra problema. Jau jeigu mes normaliai neįsiaiškinome, nesugebėjome pagauti to viruso, to kirmino, sakykim taip, jau mes nežinome, ar galime pasitikėti tais kompiuteriais po savaitės, po 2 ir panašiai. Mums reikia investuoti į jų atnaujinimą, galbūt netgi jų pakeitimą, jeigu neįmanoma kažkaip tai užtikrinti, kad tikrai nėra daugiau žalos. Ir aišku, reputacinė žala, jeigu jums reikėtų patiems paklausti savęs, jeigu jums reikėtų rinktis tarp dviejų įmonių, iš kurių perkate paslaugas, ir viena labai aiškiai, kas 3 metus, kas 2 metus vis prasrodo pranešimai, kad nutekino informaciją, net nėra klausimų klausti, kurią įmonę jūs pasirinktumėte, net jeigu brangesnė šiek tiek būtų. Tai akivaizdu, kad tai labai didelė žala. Prevencija ir apsauga, vėlgi, teorinė, politikos ir procedūros, kaip pavyzdys patekimo į patalpas taisyklės, tos procedūros, tas pats 818 kibernetinio saugumo įstatymas, jie nėra bereikalų prašyti gerosios praktikos, kitų šalių praktikos. Tos procedūros, jeigu jų laikaisi, sumažina tą riziką tikrai gana nemažai, dėl jos yra gana dideli prevencijos ir apsaugos priemoniai. Darbuotojų mokymai, kaip ir Arnoldas turbūt minėjo, jeigu gerai atsimenu apie tai, kad vis tik darbuotojas, ypač jeigu neapmokytas darbuotojas IT srityje, turim nedidelį supratimą, yra silpniausia grandis visoje grandinėje ir jų apmokymas, jų sąmoningumo didinimas privalomas daryti visom organizacijom, jeigu jūs nori jaustis bent šiek tiek saugiau. pašto filtravimas, DLP, čia tokie konfiguraciniai, techniniai dalykai, kuriuos tikrai įmonės tikrai daro šiais laikais ir privalo daryti, jeigu nori apsisaugoti. Tapatybės patvirtinimo mechanizmai, vėlgi tas multi-faction authenticationas, jisai, jeigu tik įmanoma, tikrai labai naudingas. Man asmeniškai yra buvę kartą, jog manęs paprašė autentifikuoti kažką, dabar tiksliai neatsimenu, čia prieš porą metų buvo, neatsimenu šiandien situacijos tikrai, kad paprašė autentifikuoti kažką ir tikrai ne aš tai buvo. Tai viskas, ką aš dariau, tai nieko nedariau ir viskas tuo ir pasibaigė. Nieko man neatsitiko. Aš jau pasižiūrėjau, paskaitys tą pačią programą, pasikeičiau slaptažodį, bet tuo metu niekas neįvyko, atrodo. Jokių daugiau incidentų aš pranešimų negavau iš tos sistemos. Incidentų pranešimo tvarka, vėlgi, žmogus turi žinoti, kam pranešti, ką padaryti, jeigu pamato kažką tai neaiškaus, laišką gavo, kuris galbūt jam kelia įtarimų, bet jis nežino, kaip su juo elgtis, nes nebuvo apmokytas. Tai visos šitos tvarkos irgi turi būti iškomunikuotos jūsų darbuotojams. Atpažinimo požymiai, nesvarbu, ar tai būtų laiškas, ar tai būtų skambutis, ar tai būtų galbūt netgi pokalbis kai kuriais atvejais, tai atpažinimo požymiai yra panašūs visur, tai vienas pagrindinių yra skubėjimas. Visuose laiškuose, visuose žinutėse dažniausiai būna, kad jeigu nepaspausite dabar, arba per 2 valandas, arba per 24 valandas, užblokuosime jūsų sąskaitą, užblokuosime jūsų paskyrą ir taip toliau ir panašiai. Ir dažniausiai tai implikuoja, kad galvoje sudaro vaizdas, kad jeigu užblokuos paskyrą, kiek reikia darbų daryti, čia į banką skambinti, žodžiu, problemų dafiga, todėl norisi, gal palikim taip, kaip yra, davai paspausiu geriau greitai ir išsiaiškinsiu. Tai vienas dalykas, emocinė manipuliacija, ta pati baimė, kad užblokuos, kad kažkas įvyks, gal būsite kažkur tai kaltas dėl kažko tai ir panašiai. Tai yra manipuliacija emocijomis, neįprasti prašymai, pervesti pinigų, atskleisti prisijungimus. Bankai tikrai siunčia žinutes, kad niekada neprašys jūsų jokių asmeninių duomenų. Tai šitą reikia žinoti ir atsiminti. Apie tokius panašius dalykus reikia žinoti ir iš kitų organizacijų, kad jeigu kažkas prašo jūsų prisijungimų kažkokių, tai nesvarbu prie kur, netgi tas pats IT, žmogus, jūsų IT žmogų turėtų nereikėti jūsų prisijungimų, jūs turėtų galėti valdyti jūs per savo sistemas. Tai tokie atvejai, kuriuose, jeigu kažkas šo prašo, reikia tuos žmonės, tuos darbuotojus informuoti, kad nieks iš mūsų darbuotojų neprašys tavęs prisijungimų. Jeigu prašo, kyla įtarimų, tada aikiau aiškintis, kas ir kaip ir dėl kodėl. Pinigų pervedimai, vėlgi, jeigu tai daroma kažkokia tai phishingo ataka paprasta, kur nėra taikinys aiškus, siunčiamas bet kam, tas žmogus, kuris nėra niekada pinigų vedęs, jam niekada nekils būt klausimas, kodėl čia turiu vesti pinigus, akivaizdžiai kažkas negerai. Bet jeigu žmogus, kuris
kaip ir žiūrėjom, spear phishingą aiškiai nustaikyta į tą, kuris tai daro kasdien, tada jau atsiranda problema, tada jau atsiranda klausimas, kaip gerai parengta bus ta apgavystė visa ir kaip gerai apmokytas yra žmogus. Gramatiniais ir stilistinis klaidos laiškuose. Vėlgi, manau, visi sutiksite, visi turbūt esat gavę arba matę Nigerijos princo 418 laiškus, kuriuose būdavo labai aiškus nesusipratimai, labai aiškus klaidos, vienas žodis angliškai, kitas lietuviškai, bet šiai akimirkai turime, kaip ir sakiau, galima momentai žavėtis. Laiškus, aš pats esu gavęs laišką, kuriame labai gražiai, laiškas tikrai labai gražus, su logotipais ir su viskuo, apačioje netgi yra eilutė, kaip būna dažnai po žemai laiškų, toksai kaip ir postscriptum, pavadinkim taip, ne, Avasto tokios programos, jeigu dar atsimenat, online'iniais Avast programos logotipas antivirusinės, kurioje parašyta disclaimeris lietuviškai, tas vadinamas perspėjimas, būkite atidūs, piktavaliai siuntinėja laiškus, tikėdamas išvilioti iš jūsų pinigų, nespausite nuorodų, blablabla, jeigu kilo klausimų, dar paspausite čia. Žodžiu, dvigubą tą, žodžiu, dar pagrindiniam laiške kažką reikia paspausti, gali gauti, ir dar apačioje gali paspausti ant to jau, kur sako, tu nespaudinėkite ant nuorodų. Ir vis tiek paspaudėte nuorodos. Kokias silpnybės išnaudoja socialinė inžinerija? Tai yra du variantai, tai pirmas iš jų yra žmogiškosios silpnybės. Tai yra situacinė silpnybė, tai yra darbo stresas, asmeniniai rūpesčiai ir nuovargis. Kaip pavyzdys būtų labai sunki darbo diena, be 5:05 jau prieš pat jau aš svajoju apie tą kavą ar arbatą vakare, nusimetęs visus šitos šlepetes ar dar kažką, prieš teliką atsigulęs. Ir ateina laiškas, kuriame reikia čia dabar kažką padaryti. Tas stresas, kuris sukėlė per dieną, gali mane išmušti iš vėžių, gali išjungti man tą kritinį mąstymą ir aš galiu kažką imti ir padaryti. Selektyvus dėmesys. Susitelkiama tik tai pagrindinį objektą, bet ignoruojama detalį šonas. Sakykime, pamatėte laiške atpažįstamą logotipą, nepastebėsite, kad adresatas, iš kurio jūs gaudote tą laišką su tuo gražiu logotipu, yra visiškai nesąmonė ir negalima nieko spausti, kas yra tam laiške. Kognityviniai šališkumai. Tai kai tikėjimas, kad viskas yra normalu ir taip turi būti, kad man taip niekas nenutiks. Ne? Tai sakykime, kad darbuotojas mano, kad jo paskyra nėra įdomi. Čia yra dažnai įmonių, mažų ypač įmonių pasakymas, ką mes čia įdomus, kas čia mus puls. Tam tikrą prasme taip jūs teisus, niekas jūsų specialiai dažniausiai nepuls, bet jūs būsite tam sąraše, kuriame yra milijonas kitų sąrašų arba 100 000 kitų įmonių, kur bus tiesiog siuntiami laiškai. Ir jeigu neturėtumėte jokios apsaugos, jūs būsite tie iš nedaugelio, kurie ir bus pamauti ant kabliukų. Baimė suklysti, žmonės bijo nusižengti taisyklėmis arba nuvilti autoritetą. Tai čia pasiduoda spaudimui žmogus, kai gauna iš vadovo laišką, kad reikia pervesti, nes jisai bijo, kad vadovas pasakė, taigi čia reikia imti ir daryti. Pernelyg didelis pasitikėjimas savimi, manęs tai neapgaus, apgaut gali visus, administratorius galbūt net nepažiūrės detaliau laišką, nes jam atrodys, kad jisai intuityviai jau jaustų, kad šis laiškas yra negeras. O jis taip gerai parašytas, kad ir tą apgaus. Godumas, jeigu bus parašyta laiške, kad žiūrėk, čia aš esu iš to skyriaus, čia darom projektą tokį, ta prasme, galėčiau pasidalinti premiją, kurią gausiu, bet man reikėtų informacijos šiek tiek iš tavo skyriaus. Čia tos galbūt nedažnas variantas, bet ir kaip pavyzdys galimas. Ne? Smalsumas vėlgi, atsiuntė laišką, kaip su tuo USB, prie laiško prisekta atlyginimai įmonės, jūs galvojate, kad tikriausiai suklydo kažkas, nes tikrai tai būna, kad suklysta žmonės, dabar geras pavyzdys Amerikoje, ne tas pridėtas adresatas prie signalo žinutės, lygiai taip pat ir bet kokiam jūsų vadovų pokalbį galbūt atsirasite jūs, nes pavardė panaši ir kažkas suklydo ir kažkas prieš parašė laišką su atlyginimais. Norite pažiūrėti, kas tai per atlyginimai visur. Pažiūrite ir gaunate premiją, taip sakant. Patiklumas, vėlgi, visokių žmonių yra, tiek asmeninės savybės, tiek jų švietimas įmonėje ir jų aplinkoje. Kai kurie žmonės tiesiog yra patiklesni, nes labiau jiems lengviau įtikti, lengviau juos palinkti į savo pusę paskambinus, lengviau įtikinti, kad aš esu IT specialistas, o ne nusikaltėlis ir panašiai. Ne? Ir atsakomybės tokia, aišku, jeigu žmogui visiškai neįdomu, jisai gavo tą laišką, paspaudė ant nuorodos, toj nuorodų nebuvo tas, kas buvo pažadėta, bet jam neįdomu, jis pamiršo, ne mano darbas, neįdomu man čia, nei jisai praneš kažkam, nei ką, po savaitės laiko, žiūrėk, visi kompiuteriai sustoja, jisai nieko nežino, aš nieko nemačiau, nieko negirdėjau. Verslo silpnybės organizacinėse, ne? Tai didelio streso lygis organizacijoje, tai koreliuojasi su žmogiškuoju, kad sukelsime darbuotojams stresą, jų skubėjimas gali įtakoti stipriai
kažkokius sprendimus ir laiškų atidarimus ir panašiai. Prastas planavimas, nėra jokių politikų, kaip elgtis su kažkokiais tai neaiškiais laiškais, nežinai, kam parašyti, nežinai, kam pasakyti, nežinai, ką daryti ir nežinai, ko paklausti. Tada arba nieko nedarai, arba darai tai, kas parašyta laiške. Darbo perkrova, kai yra tiesiog per daug darbo darbuotojų, kad, neturi jisai laiko, kada galvoti apie tai, ar čia tikra ar netikra, jisai dar turi 15 darbų padaryti, o čia rašo vadovas kažkoks, tai čia ir dabar reikia padaryti, paėmė padarė ir pamiršo. Toksinė organizacijos kultūra, kai vadovai sukuria tokią baimės atmosferą, jog darbuotojas niekada nedrįs paklausti vadovų, ar jūs čia tikrai norite, kad aš išsiųsčiau tos 10 000 arba tos 5 000 tai organizacijai, su kuria nedirbome niekada arba dirbome labai seniai. Žinių trūkumas, vėlgi mokymai, kiek tai įtakoja supratimą žmonių ir panašiai. Bet kas paslėpėsi po pačiu paviršiumi, ne? Tai socialinė inžinerija yra tik tai savoka, po ją slėpėsi tam tikri dalykai. Visų pirma, retorika, ne? Tai retorika, tai aišku, iš graikų, dar antikinės Graikijos laikų menas kalbėti įtikinamai, neįtikinamai per emocijas. Tai mes skaitydami laišką nusikaltėlio, mes galime aptikti, kad jisai rašo labai gražiai. Gali tai būti, ne? Rašau šiandien skyriaus, mūsų atsakomybė užtikrinti jūsų paskyros saugumą. Aš jaučiuosi saugiai, jisai malonus, viskas labai faina. Logika naudoja. Sistema rodo, kad paskutinis prisijungimas buvo nežinomų šalies. Tikrai tai būna. Dažnai taip nutinka, kad ne tai, kad dažnai nutinka, bet tikrai esate sudūrę su žinute, kad galbūt su nauju tai telefonu bandote jungtis prie ar savo Facebook ar dar kažko. Gaunate žinutę tokią. Reiškia, jau pažįstate tą veiksmą. Žinote, kad taip įmanoma. Okay. Tada viskas kol kas gražu ir logiška. Ir emocija, jei nesureaguosite greitai, tai gali būti, kad užrakins paskyrą. Vėlgi, iki šiol, kadangi viskas buvo gerai, į šitą sureaguojame emociškai ir mus įtikina paspausti nuorodą. Tada manipuliacija paprasta. Psichologinis spaudimas slaptas, ne? Jūsų kolega Jonas jau pateikė man informaciją, belieka jums ir tada galėsime užbaigti auditą. Jeigu tuo metu organizacijų vyksta auditas, ne, galbūt tai gali kažką apgauti. Galbūt naudosime kitą pavyzdį kitoje situacijoje. Sofistika. Dirbtinis ir logiškas pseudo-oficialus argumentas. Tai sukčiavimo elektroniniame laiške gali būti parašyta, kad remiantis kažkokiais tai oficialiais tai reglamentais, jums reikia atsinaujinti slaptažodį per tas valandas, paspausti iš tos nuorodos ir atsinaujinti slaptažodį. Ne? Skamba oficialiai, bet visiškai nesąmonė. Ir propaganda, 20 amžiaus terminas, tai kryptingas naratyvas, formuojantis nuomonę. Tai kažkokiu dėl nesaugaus IT politikos sprendimų visi darbuotojai dabar rizikuoja netekti savo duomenų, spausti čia, kad patikrintumėte savo paskyros saugumą. Ne? Jo labiau, jeigu tikrai kažkoks tai nauja politika buvo įdiegta, o jeigu ataką daro dar žmonės padarė namų darbus, žino, kad jinai buvo padaryta tas visas politikos diegimas. Jeigu tau iki šiol nepatiko tas politikas, tu galvoji, kad blogai daro už tą politiką, tai tu net nesigilinsi. Tu tik tai pamatai, kad kažkas su tavim sutinka, spausi ir bus problemų. Link galo einant mitai tiesos pagrindinės socialinė inžinerija, tai tik phishingo elektroniniai laiškai. Na, iš to, ką ir pamatėme dabar, kad tikrai nemažai yra daug laiškų yra siunčiama įvairiausių, tiek telefoniniais SMS-ais, tiek spear phishingas, kai taikinys yra aiškus, bet tai vis tik nėra tik tai laiškai, tai yra ir skambučiai, ir fizinis patekimas, bet net manipuliacija pokalbiuose. Kaip ir minėjau, jūs gali būti, kad jūs esate auka, net nežinodamas, kad esate auka. Jūs galbūt padarėte savo darbą, jį leisdami kažką į ofisą, net nesuprasdami. Jei naudoju antivirusą, esu saugus nuo socialinės inžinerijos, vėlgi tikrai ne, jisai neapsaugos jūs nuo psichologinės apgaulės kažkokios ir galbūt geras antivirusas taip, neleis jums atidaryti failą, kurį jūs parsisiųsite iš to elektroninio pašto laiško, bet tai neužtikrina jums, kad jūs būsite visiškai saugus. Socialinės inžinerijos aukomis tampa tik nepatyrę vartotojai, tikrai ne. Ir geriausia turbūt atsakymą šitą klausimą, iš to tokį kaip ir mitą būtų tas, kad mes nesame socialinės inžinerijos tų atakų, kurias mes atpažįstame aukomis. Savęs paklausite, ar jūs esate 100% tikri, kad nesate buvęs taikinys ir auka socialinės inžinerijos kažkokios tai atakos, kur iki šiol net nesuprantate, kad jūs buvote. Galbūt laiškas buvo toksai, kuris nebuvo taip padarytas, kad jūs virusą parsisiuntėte. Galbūt tiesiog duomenis nusitekinote savo ir jūs iki šiol nežinote, kad jūs tai padarėte. Nes tiesiog buvo taip viskas gerai organizuota, tai viskas gerai padaryta ir pateikta. Ne? Tai visada tobulėja. Mes dažnai taip galvojame, kad mes netapsime aukomis dėl to, kad pavyzdžiai, kurie sklando aplinkui mus, tiek viešoje erdvėje, tiek laikraščiuose ir panašiai, kad kažkokią tai pagyvenusią moterį ar pagyvenusią senuką apvogė su labai aiškiu kažkokiu tai scam vadinamu.
Tai mes ant tokio nepasimautumėm galbūt, ne, ir tai ne 100% dar pasakyčiau taip, bet yra tikrai daug labiau parengtų, specialiai mums gali būti pritaikytų, kur tikrai galim pasimauti. Tai niekada nebūkime 100% tikri, kad nieko neatsitiks mums. Pažįstu kolegas, atpažinčiau sukčių. Čia kalbam apie atvejus, kai skambiname ir kažką prašome padaryti. Vėlgi, jeigu skambina jums vadovas, jeigu jūs su tuo vadovu šnekatės kiekvieną dieną arba kas antrą dieną po kelias minutės per arbatos kavos, galbūt atpažintumėt balsą. Bet vėlgi telefonu balsas ir realiai balsas kitas dalykas, ne? Bet jeigu jūs su vadovu sutinkate kartą per mėnesį ar 2 kartus per mėnesį, kai jis pranešimą kažkokį sako bendrai visiems, ne? Tai jokių šansų, kad jūs atpažinsite tą balsą jo. Ne tai, kad jokių šansų, bet tikrai daug mažiau negu jūs galvojate. Ir prieš pat pabaigą įdomus tiesiog tinklapis pasidalinimui. ihavebeenpwned.com. Ką šitas įrankis daro, kas nežinote, tai galima suvesti savo elektroninį paštą ir jis per gana didelę duomenų bazę patikrina, ar kokiuose jau žinomuose nutekėjimuose duomenų jūsų tie duomenys yra, jūsų tas elektroninis paštas yra. Sakykime, aš esu suvedęs po šitam pavyzdyje savo darbinį pašto adresą, ne, ir geros naujienos, ne, mano pašto adresas nėra jokiame nutekėjime sudalyvavęs, tai niekad nėra pavogtas, kaip taip. Bet jeigu aš turėčiau savo asmeninį paštą, kurį turiu galbūt 20 metų jau, panašiai, gal biškai mažiau, tai žinau, kad buvo kažkada Lietuvoje CTB duomenų nutekėjimas, mano duomenys tenai pateko į tą sąrašą, kuris buvo nutekintas, LinkedIno sąrašas buvo nutekintas, irgi buvo duomenys nutekinti, Facebook'o irgi buvo nutekinti, bet tiesa su kitu paštu. Tai galima tiesiog pasitikrinti, ką tas duoda. Nėra tai, kad jūs galite kažką dėl to labai stipriai padaryti, bet jeigu jūs esate ne vienam nutekėjime, kažkokiam tai buvusiame, tai faktas, kad laiškai, kuriuos jūs gaunate, daug šansų yra, kad jūsų tas paštas bus naudojamas tų nusikaltėlių, kurie siunčia tuos masinius spamus, masinius phishingo laiškus. Na ir paskutiniai skaidriai. Tai jeigu reikia kažką įsinešti bent vieną iš šito viso, iš mano to pristatymo, tai socialinė inžinerija nesiremia technologijomis. Ji remiasi žmogiškąja prigimtimi. Suvokdami šias silpnybės galime sistemingai įvykti sąmoningumą mažinti. Tai kitais žodžiais reiškia, kad socialinės inžinerijos taikinys niekada nėra informacija. Jis visada yra žmogus, kuris turi priėjimą prie tos informacijos. Tai viskas. Ačiū Jums už kantrybę. Ačiū, Povilai, už įdomų pristatymą. Labai audringai viską čia sudėjai mums į lentynėlės. Jo, tai šiek tiek biškį ir greitaveika, viskas tvarkoje, bet jeigu kas, sakau, bus galima video pasižiūrėti ir vėl turbūt daug patarimų, bet turbūt reikia pradėti nuo bazinių tam tikrų dalykų. Tai yra mokymai ir socialinės inžinierijos testavimas. Ir gal keletą tokių pastabų, socialinė inžinierija man dažnai primena ir technologinio pažeidžiamumo arba įsilaužimų testavimus. Kai organizacijos vieną kartą pasidaro įsilaužimų testavimo ir tada, kaip sakau, 365 dienas meldžiasi, kad nieko neįvyko. Tai netgi ir su socialinė inžinerija žinau, kad nemažai organizacijų čia, kurių atstovai prisijungia, dalyvauja, kad ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro pratybose. Tai aš kaip sakau, į pratybas reiktų žiūrėti turbūt tik tai kaip į olimpiadą, kur treniravomės, dalyvaujame įvairiuose vietiniuose varžybose, o tuo metu tada jau sudalyvaujam tarptautinėse varžybose ir pasimatuojam, koks yra mūsų lygis tarp visų kitų dalyvių. Bet tai neturi būti vienintelės varžybos ir tai neturi būti vienintelė treniruotė. Tai turbūt į tą kibernetinio saugumo skydo pratybas reikėtų, kaip aš sakau, žiūrėti jau pačioje pabaigoje, tai kaip mes atrodom su visais kitais arba kaip viską, ką mes, kokias pastangas dėjome darbuotojams, mokėme, darėme testavimus ir panašiai, ar tos pastangos mums atsipirko, pavadinsiu taip. Ir vis dėlto mokymai turėtų būti vėl daromi pastoviai ir rekomenduočiau galvoti apie socialinį inžineriją testavimus irgi darimus pastoviai. Tai su organizacijoms, kuriuo mes dirbame, ar rankiniu būdu, ar automatizuotų, nes iš tiesų yra ir automatizuotų įrankių, galima planuotis kartą į ketvirtį mokymus, plus socialinė inžinerija ir pastoviai tikrintis, kaip vis dėlto darbuotojai įsisavino tas žinias, kurias mes suteikiam mokymų metu ir kaip jau geba atpažinti socialinės inžinerijos testus.
O turint vieną ar kitą automatizuotą įrankį, tai galima tą padaryti procesą automatizuotą ir plus turėti kiekvieno darbuotojo skorą, matuoti vis dėlto jisai praėjo mokymus, nepasimovė ant phishingo atakos, jam skoras yra didelis. Jisai praėjo mokymus, gavo socialinės inžinierės, paklikino, jam skoras nukrito, jam buvo iš karto prizas papildomi mokymai ir taip iki tol, kol įsisavino visas žinias. Tai turbūt tiek šį penktadienį. Tai ačiū visiems dalyvavusiems, kad aktyviai dalyvavot. Ačiū kolegom už įdomius pristatymus. Net ir aš įlindau pasitikrinti, kaip čia mano tas Gmailas, Povilai, ar čia pas mane nuhekintas ar ne. Jo, tai ačiū.